Sveiki, esu Jolita Blažytė Rūkienė, jūs esate mano vloge Life by Jolita ir šiandien yra 4. dalis apie tai, kodėl aš atvykau į tą Vokietiją, kodėl aš atvykau dirbti čia. Šiandien atsakysiu į turbūt daugumos klausimus. Pradėkim prieš istoriją. Dauguma žinot, kad aš dirbu freelance 23 gal vasaros. Su individualia veikla, užsiemu keliomis veiklomis, virtuali asistentė, visokių edukacijų vedlė, keto gaminių gamyba, grožio konsultantė ir tikrai visas veiklas turėjau didelį norą apjungti ir panašiai, nes aš matau, kad žmonėms to reikia, bet kol kas turbūt žmonės dar nesupranta, kad jiems to reikia ir man pakankamai būdavo iššūkis susirasti klientus. Tai tiesiog pradžiai buvo viskas kaip ir ok, ėjo tie klientai, viskas buvo gerai. Vėliau kažkaip mažėjo, aš manau, kad energetiškai gal čia dalis ir susiję su manimi, kad aš šiek tiek pradėjau taškytis per daug ir panašiai. Bet iš kitos pusės taip, kada daug darai, įsitaškai visur, fokuso nėra ir taip ir gaunasi, kad tada nėra rezultatų tokių normalių. O aš iš tikrųjų turiu daug visokių svajonių. Tai freelancinimas mane šiek tiek išvargino ir aš kadangi jau žinau, ką reiškia perdegimas, tai aš jau supratau, kad aš po truputėlį einu į perdegimą. Nusprendžiau, kad reikia kažkaip stabdyti tos arklius ir galvoti, žiūrėti iš kitos pusės į visą tai. Aš turiu svajonės, o svajonė, žinot, niekas kitas jų negyvenimas, tik tai aš. O aš kažkaip dar, žinot, galvojau, manifestavau, blemba, gal išsipildys, pameditavus, jėkauju, žinoma. Bet tiesiog vieną dieną atsisėdau su savimi į akistatą ir susirašiau, ko aš noriu, kaip aš noriu gyventi, kokios yra mano svajonės ir visą šitą įmonetizavau. Nes, kaip sakant, pinigai yra įrankis viskam, ko tu nori įgyvendinimui, ne? Aš priimu juos kaip įrankis. Ir mano svajonėms, kurias aš dabar turiu šiame etape pagal mano vertybės, kurias aš turiu svajonės, joms reikia įrankio pinigų ir tokių sumų, kur aš su freelancinimu neužsidirbu. Tai tas dalykas pirmiausia ir buvo, kad aš susidėliau, ką aš noriu daryti, kaip aš noriu gyventi, ko man reikia, kiek man reikia pinigų, aš viską įmonetizavau, susidėliau sumas. Esmė tame, kad svajonė mano turėti yra vaną ir su ja keliauti, dirbti nuotoliu. Čia tokia labai paprasta svajonė atrodo, bet iš kitos pusės tai reikia pasidaryti daug įdirbio ir investicijų, ne, tam, kad įsigyti vaną ar jį pasistatyti ir panašiai. Tai reikia ir investicijų ir reikia susikurti savo nuotolinę darbo vietą. Tai tiesiog, bet tos visus dalykus susidėliojus, aš pamačiau, kad man reikia tam tikros sumos pinigų. Taip dėliojau, galvojau, kiek čia mes turim laiko, 1,5–2 metai ir panašiai. Tada tiesiog pradėjau žiūrėti, kiek man reikėtų uždirbti per mėnesį. Jeigu aš, tarkim, susirandu nuolatinį darbą, kiek man reikia uždirbti per mėnesį, kad aš tą sumą per, tarkim, 1,5 metų pasidaryčiau. Tada pradėjau ieškoti darbo Lietuvoje. 2 mėnesius ieškojau visokių darbų ir aš jau nusivyliau. Nežinau, ką Lietuvos darbdaviai galvoja, ko jie ieško, kokių žmonių ieško, ką jie skaito tose CV, į ką jie kreipia dėmesį, neįsivaizduoju, bet per tos 2 mėnesius siunčiau CV, aš kiekvieną dieną po 3–4 CV siųsdavau. Ir 2 mėnesius taip ieškojau darbų, nuėjau kažkiek pokalbių, kažkur norėjo mane paimti, bet aš pagal savo vertybės tik pasižiūrėjau, kad ne tas darbas ir ne tokie pinigai, kokių man reikia. Ir tada tiesiog paskaičiavau, o jeigu išvažiuoti užsienį, per kiek laiko aš ten tą sumą pasiekčiau. Ir aš pasiskaičiavau, kad man realiai užtektų net ir 1,5 metų padirbėti užsienyje, kad užsidirbti tokius pinigus. Ieškojau agentūrų, įmonių, kurios ieško žmonių, kurios veža žmonės, pasidomėjau apie tą darbą užsienį ir panašiai. Tai nebuvo, kad aš iš lempos tiesiog išvažiavau, tikrai aš pasidomėjau tais dalykais ir pateikiau CV. Ir kas bebūtų keista, žinokit, ten CV nuėjo ir man gavau skambutį. O ką Lietuvos darbdaviai Lietuvoje daro, neįsivaizduoju. Ko jūs ieškot? Man toks vaizdas buvo netgi vienu metu, kad ten mano CV į juodą skylę, žinot, tą juodą skylę, kur yra orbitoj. Tai man atrodo, kad ten kažkur CV nueidavo, nes, ta prasme, nei atsakymo, kad gavau, nei ačiū, kad gavome CV, nei ten dar kažką, ta prasme, gaudavau aš ten tos atsakymus iš kai kurių, bet didžioji daly, nieko negauni žmogus, tai neįsivaizduoju. Aš atgavau skambutį ir po to, kas stebite mane per socialinius tinklus, tai matėte, kaip tai viskas vyko, tai viskas, baigiam šitą įrašą, jėkauju. Pagalvoju, tas ėjimas į samdomą darbą man po freelanco beveik 3 metų, tai nėra gal labai paprasta. Ir aš nežinau, kaip aš dirbčiau Lietuvoje samdomam darbė iš tikrųjų, nes
kaip sakant, jeigu vieną kartą išėjai, tai gali bet kada ir antrą kartą išėjti. Ir aš jau buvau antrą kartą irgi išėjus, nes aš, kai išėjau iš pirmo savo samdomo darbo, kuriame pradirbau 12 metų, tai po maždaug 2,5 gal metų gal ne, po pusantrų metų sugrįžau į samdomą darbą, bet man jau buvo sudėtinga jame dirbti, nes aš jau buvau paaugus savo sąmoningume ir ta prasme, tų žmonių negali pakeisti, jie gali keistis tik tai patys, ne? Ir tiesiog man buvo sudėtinga, nes kai tu esi vienas sisteminė grupė žmonių, tai iš tikrųjų yra sudėtinga. Ir tiek artimoje aplinkoje, tiek darbe, ta prasme, nesvarbu kur. Ir tas išvažiavimas į užsienį iš vienos pusės gal yra toks atotrūkis ir man pačiai būti tiesiog atskirai ir suprasti save. Vėl būtent sugalvojau Vokietiją. Turėjau tokių klausimų iš jūsų socialiniuose žinutėmis, kodėl būtent į Vokietiją ir panašiai. Tai aš papasakosiu, kaip aš pradėjau ieškoti darbo užsienį ir aš gavau ne vieną iš tikrųjų pasiūlymą, kad vykti, nes tikrai tų įmonių yra daug. Ir pirmiausia, iš viso aš ieškojau darbo Olandijoje, nes aš buvau tokį turėjau įsitikinimą, kad aš Vokietijoje vokiškai nemoku, aš nesusikalbėsiu. Nepagalvojau apie tai, kad yra lietuvių agentūrų, kur tu gali dirbti ir su lietuviais, ir gyventi su lietuviais ir panašiai. Tai pirmiausia, ieškojau darbo Olandijoje. Ir su viena agentūra, kaip ir bendradarbiavau. Ir ta agentūra man pasiūlė į Olandiją vykti, žodžiu, buvo pasiūlymas į Gėles. Nes buvo realiai, aš kaip tik pradėjau ieškoti, maždaug po savaitės laiko buvo pasiūlymas išvykti, tai būtų gal kovo mėnesį, kada aš ten gavau tą pirmą pasiūlymą, gal vasario gale. Aš tada pasižiūrėjau, kad atlyginimas, taip Olandijoje pats atlyginimas valandinis yra didesnis, minimumas ten yra didesnis, bet Olandijoje su ta agentūra apgyvendinimą pats apsimokė, kelionį į darbą ir darbą pats apsimokė, žodžiu, visus ten mokesčius ir draudimus pats apsimokė. Tai kad ir gauni ten tą didesnį atlyginimą, tai tu daugiau visko išsimokė ir tau lieka mažiau. Tai aš važiavau į užsienį tam, kad aš užsidirbčiau, kad man liktų kuo daugiau, kad aš kuo mažiau išleisčiau. Tai aš pradėjau ieškoti taip, kad man nereiktų mokėti už apgyvendinimą, man realiai reikėtų mokėti tik tai už savęs išlaikymą, tai reiškia už savo pasimaitinimą. Tai Olandija buvo toksai pasiūlymas ir aš atsisakiau to pasiūlymo. Pamačiau reklamą, kad ieško į Vokietiją žmonių, kad darbas su lietuviais, gyvenimas su lietuviais ir panašiai. Tada galvojau, tai gerai, jeigu viskas su lietuviais, tai gal pabandyti man tą Vokietiją, skirtumas tada. Su tokio skambučio man viską papasakojo, kaip viskas maždaug vyksta, viską parodė ir tada mes jau sutarėm, kokios aš noriu pozicijos. Nes aš iš tikrųjų, šiaip darbai įvairūs yra ir jų yra įvairiom darbo valandom, bet aš iš tikrųjų ko labiausiai norėjau, nes mano tikslas buvo važiuoti užsidirbti ir per turimą laisvą laiką kurti. Ar tai turinys, ar tai skaitmeniniai produktai, ar tai dar kažkas, žodžiu, tiesiog kas ateis tuo metu, kad aš noriu sukurti, kad aš galėčiau kurti, kad aš turėčiau laiko. Tam aš ieškau būtent tokios pozicijos, kad būtų nuo anksti ryto darbas iki, pavyzdžiui, pietų, ten iki pietų, iki 2, iki 3, panašiai, ir kad aš turėčiau laisvą laiko, kad aš turėčiau laisvą savaitgalį, žodžiu, aišku, būtų darbas, kad reikia dirbti papildomai, aš eičiau ir to savaitgalį dirbti. Taip pat dar buvo svarbu tai, kad nebūtų daug labai kilnojama. Tai reiškia, iki 10 kg svoriai, nes aš daug labai kilnoti nenorėjau. Dar man buvo svarbu, kad nebūtų šaldytuvų. Nes aš vis tiek jau, man jau 2 metai, mano sąnariai tikrai nėra jaunuoliai, tai aš tų sąnarių šaldyti tikrai nenorėjau. Aišku, atlyginimas atitinkamai. Tai čia, kur aš dabar dirbu, pokalbio metu buvo aptarta, kad bus nuo 1,7 iki 1,9 rankas atlyginimas, dar pilno atlyginimo negavau, tai labai kažko negaliu pasisakyti, bet tai, ką gavau už balandį ir paskaičiavus, kiek aš balandžio 9 darbo dienas ir paskaičiavus, kiek aš būčiau su tokiu valandiniu įkainiu gavusi už visą mėnesį, tai mane tenkino, nes tai buvo netgi daugiau, negu mes aptarėm skambučio metu. Tai reiškia, viskas čia yra gerai. Tai dabar tiesiog reikia palaukti pilno atlyginimo už pilną mėnesį. Bet realiai aš taip įskaičiavau, kad jeigu aš uždirbu 1,7-1,9 rankas, primečiau, kad kokių 100-200 eurų man išsileisti ant maisto, čia gaunasi 100 su trupučiu, gal biški kartais daugiau mažiau maitinimui, tada už kelionę pirmyn atgal į darbą. Tai irgi susimokėti reikia, bet čia su kolegomis susitarė. Tai realiai 200 eurų, ne? Tai paimkim. Jeigu 1,7, tai 1,500 turėtų likti. Jeigu 1,9, tai 1,700 turėtų likti. Taip aš galėjau toliau ieškoti darbo Lietuvoje.
Taip, 2 mėnesiai, kiti pasakys, tai čia 2 mėnesius tik ieškoji, tai čia fignia yra, tai 2 mėnesiai, tai pusę metų bent jau paieškotum. Bet aš tada, kai susirašiau savo svajonės ir viską tą susidėliojau, aš tiesiog priėmiau sprendimą, kad aš nebenoriu laukti. Aš nenoriu laukti, kad kažkas man duotų darbą tą Lietuvoje. Aš pavargau ieškoti klientų, pavargau ieškoti, kas man duos darbą. Suprantat? Tai va, tas ir yra kartais, kai tu dirbi įmonėje, tu gauni atlyginimą, tau parūpina tų darbų ir tu nelabai supranti kartais, tiesiog tu eini darbą ir tu dirbi tą darbą. Bet kai tu esi freelance, tu pats savo tą darbą susigaudai ir ieškai, kas tave pasamdytų, tu pradedi suprasti kitą medalio pusę. Esmė, žinokit, vystyti verslą, vystyti savo veiklą, freelancinti, ieškoti savo darbų, klientų ir panašiai yra, tikrai yra sudėtinga. Ir kas tą daro, kas nors kažkiek yra taip dirbęs, tai tikrai supranta, kad tai nėra paprasta. Jeigu tu gyvenime turi kažkokią svajonę, tai paversk ją tikslu. Ne? Tai turi svajonę, pavyzdžiui, kaip aš turiu svajonę keliauti su savo nuosavu vanu po pasaulį, dirbti nuotoliu. Aš ją paverčiau tikslu, tada tą tikslą turi išsigryninti, įmonetizuoti, įvardinti, kada tu tai nori, ne? Kiek laiko duodi savo, kokių reikia įrankių tam. Kas čia dabar vėjas? Kas tie įrankiai? Ar tai yra pinigai, ar tai yra žmonės, ar tai yra dar kažkas. Ir viską, tai tiesiog susidėlioji, susirašai. Tada tą tokį didelį tikslą dramblį tu tiesiog padalini į mažus gabaliukus. Reiškia, jeigu tai yra įrankis dideli pinigai, pasižiūri, per kokį tu laikotarpį tau jų reikia, pasižiūri, pavyzdžiui, ten, 50 000 reikia per 2 metus. 2 metai yra 24 mėnesiai, taip? Tai 50 000 padarink iš 24, gaunas, 2 su trupučiu, ne? Grubiai paimkim po 2000 eurų per mėnesį, ne? 2 metus reikėtų tau, kad tu galėtum susitaupyti tos pinigus, ne? Tai reiškia, tam, kad tu pragyventum, dar kažką, tai reikia tau dar daugiau šiek tiek. Tada žiūri, jeigu per mėnesį tau reikia susitaupyti 2000, pasižiūri, kiek tu dabar gauni atlyginimo, kiek tu reikia dar papildomai ir galvoji, ką tu tada daryti. Tai viskas labai paprasta. Nesitikėti, kad laimėsi loteriją, nesitikėti, kad gausi palikimą, nesitikėti, kad kažkas kažkur už tave kažką padarys, nes taip nebus. Nes visi žmonės, jeigu kažko pasiekia tik tai patys. Aišku, būna išimčių, kad gauni palikimus, gauni tosius, bet dauguma žmonių, tai žinokit patys, savo rankytėm, savo galvelėm, savo kalba, savo, nežinau, įgūdžiais, gebėjimais, talentais, tai ir visi pasiekia patys, žinokit. Tai nieko turbūt naujo nepasakysiu. Dar koks dalykas yra svarbu, kad nebijoti svajoti. Tikrai nebijoti svajoti, nes mes esame toj sistemai užauginti, kur mes negalėjom svajoti. Mums sakė, ką tu čia nesąmonė šneki. Ir žinokit, jeigu jūsų svajonė išauks žmonių tokį, čia tipo, turim tai, tu gal tau ne viskas namie ir panašiai, tai žinokit, darykit šitą svajonę, nes čia yra jūsų svajonė. Kai aš kažkada esu pasakius, nes mano viena svajonė dar, čia tik tai viena svajonė šitą, mano dar viena svajonė yra turėti savo salą. Tai čia šitas tai labiausiai, žinot, iššaukė tą, tipo, Tai nes vaikbiškai salą jinai nori turėti. Bet taip, aš noriu. Tai vat, o šiaip labiausiai tai išsigryninimui savo visokių norų svajonių, prisimti popieriaus lapą ir susirašykit 100 norų sąrašą. Ir tada iš tų 100 norų išsirinkite 10 labiausiai tokius, kurie, net dreba, iš to net virpesys atsiranda. Ir tada tos 10 susirašykit, kada jūs jas įgyvendinsit. Ir pradėkit nuo vieno. Nuo kažkurio tai vieno pradėkit. Galite pasidaryti tokį, žinot, kad laike, pavyzdžiui, ten kažkoks, kur greičiau pasidarai, kitas ten ilgesnis, ten tas noras. Tai pasidaryti tą kur mažiausiai įrankių reikia, ne? Kur lengviausia galima pasiekti. Bet save įtikinti, kad aš tą padariau, kad aš galiu toliau tiesiai. Kad aš, jeigu šitą padariau, reiškia ir kitą galėsiu padaryti. Tai vat tokį savo užsimotyvavimą pasidaryti. Kažkiek tokių lengvesnių norų, kad galiu tą padaryti. O dar kas yra faina, žinot, kaip jeigu, pavyzdžiui, sėdit ir nežinot, ką rašyti, ne? Tai tiesiog užsimerkti. Galima, aišku, jeigu nemedituojate, tai įsijungti kokią nors, aš patarčiau su handstanų muzika, nes jinai duoda vibracijas, arba tibeto dubenėlį, žodžiu, tokie garsai, kurie duoda vibracijas, nes iš vidaus tada šiek tiek iškelia dalykų,
Bet iš tikrųjų atsisėsti ir įsivaizduoti, kur jūs galėtume dabar būti, ar kur norėtume dabar būti. Nežinau, aš nepasakysiu, kaip man gimė tos mano svajonės dabar tiksliai, bet aš tiesiog regėjau vizijas. Aš irgi per meditacijas, man atsirado mano svajonės per vizijas. Aš tiesiog taip kažkada vieną kitą kartą meditavau ir man atėjo vizijos. Man atėjo vizijos, kad aš esu tam tikroje vietoje, kad aš su tam tikrais žmonėmis, kad aš tam tikrus dalykus darau. Ir man tos vizijos neišeina iš galvos. Ir aš manau, kad mano vidus per tas vizijas pasakė man, ko aš noriu. Kaip aš noriu. Tai, ir man tos vizijos neišeina. Jos atėjo, aš tiesiog pajaučiau savo visų kūnų tą, kaip aš gerai jaučiuosi tame ir viskas. Ir tai tapo mano tikslas, mano svajonė. Tiesiog. Rekomenduoju paleisti savo mintis, tiesiog netgi galite būti kažkur, jeigu prie tekančio vandens irgi labai yra gerai, tekančio vandens tas garsas irgi gali nuvesti jūs į tokius visokius vidinius dalykus, kur galite pagalvoti, pamatyti vizijas. Ir tas dalykas, apie ką dar noriu pasidalinti, tai kad svajonės pildosi, visata mums padeda jas pildyti, bet, žinot, visata, jinai neturi jūsų nupieštos vizijos, kaip tas turi atrodyti, ne? Ir jinai kartais padaro savaip. Nes, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, mano, sakykime, svajonė keliauti yra. Tai aš jau dabar keliauju. Aš, pavyzdžiui, šiandien štai ir aš darau iš Münster miesto. Ir aš dabar keliauju. Aš irgi neseniai pagalvojau save, kad tu norėjai keliauti, prašom. Keliauji. Bet iš kitos pusės, tai visata jinai mėgsta išpildyti jūsų norus, svajonės gali būti, kad ir kitaip, negu jūs įsivaizdavote. Arba netgi ne tik, kad norų svajonės, bet ir viską, ką jūs kalbat, ką jūs mastot, jinai jums pildo savais būdais. Jeigu jūs ant savęs varot, kad jūs ten toks ir anoks, kad aš ten nemoku, dar kažko nepadarau, kad aš ten blogas ir taip panašiai, ir visata siunčia visas situacijas, kad taip atrodytų, kad patvirtintų jūsų tas mintis ir žodžius. Ir lygiai taip pat, jeigu jūs sakote, kad aš čia, sveikai maitinuos, kad aš čia, nors to dar, pavyzdžiui, nedarot, bet norėtumėte, ne? Tai kaip aš dabar irgi. Prieš tai aš mačiau save veidrodyje stambę. Ne? Aš čia tokia stambi, aš čia storą negaliu žiūrėti ir panašiai. O dabar, kai aš šiek tiek pakoregavau mitybą, šiek tiek numečiau svorio, aš dabar save žiūriu veidrodį ir aš sakau, kokia tu faina, kai tu pakūdai ir tu dar lieknėjai ir tu kasdien vis gražiau atrodai. Ir aš taip pradėjau savo veidrodį sakyti kasdien. Ir tikrai, aš jaučiuosi labai gerai, nes to svorio šiek tiek pamažėjo ir ant drabužių jaučiu ir tada visai kitaip save veidrodį matau. Ir aš žinau, kad aš toliau ir tokia išliksiu, nes aš dabar savo sakau, kad aš esu tokia. Tai ir apie svajonės taip pat yra, ne? Jūs dar kažko gal neturite, bet norite turėti. Tai kiekvieną dieną man, pavyzdžiui, labai padeda dėkingumo dienoraštis, nes aš dėkoju už viską. Kas įvyko, kas neįvyko, ko dar nėra, kas, žodžiu, viskam dėkoju. Ir aš tikrai pastebėjau, kad tas dėkingumas, tas dėkojimas už tai, ko aš dar neturiu, bet aš noriu turėti, veikia. Nes ateina žmonės, ateina situacijos, ateina dar kažkas, kas man tos dalykus, su tais dalykais aš einu link to, suprantat? Tiesiog vyksta tas vibravimas ir aš pritraukiu tai, ko reikia mano svajonėm gyvenime. Tai dėkingumas yra labai svarbu. Nes man dėkingumas apskritai pakeitė vidinę būseną mano visą. Ir kai kartais pasako, tu čia vapšė, viskas tau faina, nei tu čia kažką konfliktuoji, nei dar žinai, tai viskas čia eina per dėkingumą. Aš tiesiog tą priėmimą savyje išmokau kažkaip, nežinau, per tą kiekvieną dieną rašymą, už viską dėkojimą. Man tikrai daug visko vyksta ir ne tą, ką aš noriu, ir tas, kas man nepatinka, tikrai daug kas vyksta, bet aš padėkoju už tai. Ir viskas. Kad ir kas be nutiktų, būti dėkingume. O čia yra svarbiausia. Kažkada išgirdau iš Merki šalies pardavimų direktorės tokią frazę būti alkanai gyvenimui. Tai aš, ir man labai tas pasiėmė ir dabar visur viskame aš irgi galvoju, kad kiekvienam žmogui noriu palinkėti būti alkanam ar alkanai gyvenimui. Imti viską, norėti visko, pasileisti tą tėkmę. Nežinau, kaip čia, net nežinau, kaip įvardinti iš tikrųjų.
norėti daugiau, suprantat, norėti daugiau. Tada, kai tu gyveni komforte, pasidaro kažkada nebeįdomu. Ir tas komfortas, jisai žmogaus neaugina. O tas alkanumas gyvenimui, jisai augina žmogų. Nes mūsų smegenis, iš esmės, gyvenam komfortą, gyvenam tiesiog tam paprastam gyvenime, veikia tik 5% mūsų smegenų, įsivaizduokit, mes gebam visko, bet mes daug ko nedarom. Tai tas alkanumas gyvenimui, tai būtent ėjimas per save. Eiti per save ir pamatyti, ką aš galiu daugiau. Ar tikrai aš tik tai galiu? O gal daugiau galiu? Ir tikrai galim daugiau. Aš per save matau, kiek visko gebu daugiau. Jūs galvojat, man nebuvo baimės išvažiuoti vieną į užsienį, ten 2 metų. Aišku, aš esu keliavusi, tai tas gal buvo ir duoda tai, kad aš nuo 13 metų su chorais, orkestrais, teatrais, aš esu keliavusi labai daug. Po to buvo kažkuris laikas nekeliavau, po to vėl atostogos prasidėjo, mes daugiausiai su šeimina tripus mėgom, su mašinom. Bet iš esmės, tai aš čia esu pirmą kartą solo kelionė pirmą kartą. Ir jūs galvojat, man labai čia buvo paprasta, taip paimti ir išvažiuoti ir taip viskas aфиgenai. Ne, taip nebuvo. Aš irgi turėjau savo vidinių baimių ir dabar kartais būna visokių vidinių išlenda dalykų. Bet tiesiog, susiemi, eini ir darai. Bijau, bet darau. Tikiu ir pasitikiu. Ir viskas. Ir pasitikiu visata, nes žinau, kad jinai mane tikrai ves ir palydės. Ir jeigu aš turėsiu perėti per kažkokią savo pamokas, aš jas perėsiu. Ar aš bijosiu ar nebijosiu, žinot. Vis tiek turėsiu perėti per tai. Norėsiu, nenorėsiu. Ar bandysiu išvengti kažko, bet vis tiek kažkas pamokas turėsiu perėti. Ne šiandien, tai rytoj. Ne rytoj, tai po mėnesio. Ir viskas. Tai aš taip priėmiau šitą kelionę. Nes aš grinai, kai ieškau darbo, tai ieškau Lietuvoje, bet ieškau ir pat į užsienį išvažiuoti. Ir sakiau visatai, jeigu aš turiu išvažiuoti į užsienį, tai tu man atsiųsi pasiūlymą tokį, kad aš išvažiuočiau į užsienį. Jeigu aš turėsiu likti Lietuvoje ir čia eiti savo pamokas, tai tada tu man atsiųsi darbą čia. Ir aš gavau pasiūlymą išvykti. Ir žinot, ką matau? Kad tai yra ne tik man pamokas, tai yra mano aplinkiniams žmonėms pamokas. Ir aš manau, kad mes visi labai, labai per šitą laikotarpį pasikeisim, perėsim kiekvienas per savo pamokas ir mes susitikę po pusės metų gyvai, mes būsime jau kitame sąmoningumo lygyje. Aš labai tikiu ir linkiu kiekvienam išmesti save iš komforto zonos ir tiesiog pasileisti tiekmę. Ir žiūrėk, kas iš to gausis. Tikrai išnirsite. Tikrai rasite tą krantą, kaip sakant. Tai va.